Sveiki visi, jau praėjo porą dienų, dėja, bet neišėjau aplankyti man bičių per šias dienas, tai dabar vos atsirado vienas momentas, tai mes kartu su bitėmis sveikiname jūs visus su praėjusiomis šventėmis. Labai tikimės, kad balta mišrainė ir silkė pataluose jau yra suvirškinta pas jūs. Linkime gerų artėjančių naujų metų ir žinoma, manau, keli svarbiausi dalykai, ką aš jums galiu palinkėti, tai parduoti visą medų, jeigu nepardavite. Linkime mes su bitėm taip pat ir sveikatos, na ir bičiulystės tvirtos, nes manau, šiom dienom jos labai trūksta aplinkoje, tai, o manau, daugiau kaip ir nieko nereikia. Tai niekur aš nedingęs buvo, sesija buvo visi svarbus dalykėliai, tai laukite sausio mėnesį, tikrai turėtų išėti vienas kitas vaizdo įrašas ir pavasarį startuosim su bitėm, jau artėja tikrai visi šiti dalykai, visi darbai. Ką aš dar noriu pridurti bičiuliams, kurie, kiek mačiau Facebook'o grupėse, nerimauja dėl pačių bičių, jau noriu vos nemaitinti ar avilius apšiltinti, tai tikrai to nedarykit, orai nepagelbės jums, tuo labiau, nes dabar temperatūros daugmaž laikosi apie 5 laipsnius, tai jeigu jūs apšiltinsite avilius, tai tikrai sulauksite tokiu metu ir pačių perų, na, o tai gali privesti ir prie pačio bado pavasarį. Tai pasistengkit tiesiog nelysti prie bičių, suteikti joms ramybę, nes kiekvienas krebždėjimas, kiekvienas bumtelėjimas į avilį tikrai jom nepagelbės. Tai kol kas tiek tada, gerų naujų metų ir iki.